Nu, sveiki. Okay, let's go. Sveiki, išaušo, jau nebet neįdomu net kartuotis, neypatingas, pagal orą turiu omeny. Šeštadienio rytas, rytas mums, kaip visada sakau, skaitosi iki 12 valandos, tarp tik po 11, šeštadienis, ir mes kaip kiekvieną savaitgalį kažkur žadam išvažiuoti, o kur važiuosim, kiek įmanoma stengiamės parodyti. Jeigu nieko įdomaus nėra, tai niekai, ką čia parodys. Mūsų tikslai jūs žinot, dviračių takai, gamta, ežerai, upės, jūra, prie jūros dar neteko pabuvoti, nes šiandien irgi pažiūrėjom vėjas, lietus, važiuosim į priešingą pusę. Jeigu bus ką nors įdomaus parodysim, jeigu ne, tai sorry. Taigi, iki susimatymo iš jūsų, kaip visada, taip arba taip. Komentaras iš manęs, stebuklų nieko negaliu parodyti, gal ir geriau, kad nieko tokio ekstremalaus ir nevyksta. Taigi, susimatymo. Matot, kas balionai kils į orą. O, vienas jau kylas. Eisim pažiūrėti. Vienas išskrido. Kiek balionų. Dar tik tai kils į orą. O dar vienas. Atsigert paimsim, gali pasiimti. Dar, kitus dar tik puč, einam. LRT kyla. Einam mes, tam krėslus atsinešim. Kempingas. Pilna liaudės. Balionai. Vienas po kitą. Tai štaigi visi pakilo. Taip, tik atrodo, ką tik pradėjo pūstis ir pasinešė. Štai. Kiek jų čia. Stai, puch, viens po kitą. Gražuolis kyla. Ir viskas vyksta šalia mūsų kempingo. Mes net nežinojom, kad bus balionų šiandien žinojom, bet kad čia šalia mūsų bus, tai tikrai nežinojom. O, tu savo čia. Virš nosies prasi. Tu sėskai, taip žinai, iš apačios. Gražuolis. Kur jie, kažin, skrenda? Kito lygio vištiena skrenda. Ir paskutinis kyla Dovanų sala. Sveiki, išaušo gražus, tikrai labai gražus sekmadienio rytas. Šiandien šventė, Liepos 6, visi himną gieda, tai yra giedos vakare. Mes įsirašėm su dviračiu pasivažinėti. Mes, kaip supratote, esam Birštone. Oras puikus, dangus mėlynas. Tiesiog fantastika. Visur savaitgalį žiūrėjom link jūros, vėjai apsiniaukė, o čia tiesiog super. Žmonės praleidom, nebaidom, mes minam toliau link Prienų. Čia nebevažiuojam šalia kelio, o miško takeliu. Tiesiog puikiai trasa. Kokie 26 laipsniai laukia, o mes čia koks pasakas. Vakar netyčia papuolėm į balionų šventę, tiesiog tikrai netyčia, nes sėdim prie kregždutės, kažkas burzgio šalia. Paskui atkreipiu dėmesį ant balionus. Pučia. Ir kol mes susirašėm, kol viską vies po kitą turus ir pakilo, nuskrido nežinoma kryptim. Link Kauno kažkur, kur jie nusileido. Istorija nutyli. Kokie čia skulptūros.
Birštono vadinasi Žvėrinčiaus takas, dviračio, čia pėsčiųjų. Pasaka. Nu, kokias vietas sustoti, palaipioti, Grybų rojus iki Birštono 2,9. Tai mes čia net 3 km minam. Kalnikė, atsargiai, išjungiam. Prienų koncerto salė. Žiūrovė viena. O ten už miškiuką ten Nemunas. Prisėsim ant solelio. Išlindome prie Nemuno. Puikus oras, dar kartą negalim atsistebėti. Galvom, savaitgalis eilinis bus sugadintas, bet ne, pasirodo. Kitoj pusėje Prienai. Pavydas ima, kai žmonės turi tokius dviračio takus. Baltas pavydas, aišku. Kelme apsileidus ant to taško. Turi kažkur važiuoti, kad su dviračiu pasivažinėti. Linksmasis laivelis. Kažkur plaukia Algirdas. Vienas yra. Ir 2 kartai. Vieną neleido galiūnų varžybų pažiūrėti, sako, ten labai karšta. Atvarėm kur vėsiau parką. Laipynės tokios, žmonių ne per daugiausiai. Antuškos trūksta, stalo tenisą pažaistume. Su dviračiais žmonės važinėjęs. Mes irgi su žmonės šilumą pajuto, žinojo, kad Birštone šiandien šilta ir visi suvažiavo čionai. Prieš kokius 4-5 metus mes čia gyvenam. Gal rytoj ne darbo dieną? Gyvenam 3 dienas, turiu omeny. Parkiukas gražus. Sustojom pailsėti. Kilometrą atmynėm, vėl pavargom. Pailsėti, pailsėti.